Einu šiandieną į parodą ir parodžiusiu jums, kaip nusipirkti gerą kemperį, o ne brangų kemperį su šūdina kokybė. Parodžiusiu visus minusus, trūkumus ir kaip kas ką padaro. Būna kemperiai, kur nieko nėra. Šičia ir vadinasi, jeigu sudėsi šlapius daiktus, čia visą laiką bus balos. Tai būtinai, kad būtų drenažas. Ir čia, žinok, čia €70 senukose. Flemas, labai blogai. Va čia, pasižiūriu, yra putaplastas ta medžiaga ir jinai čia sugirs drėgmę. Čia, tikrai blogai. Drėgmę varys iš šitose vietose ir negerai. Specialiai nerodau ženklą, žiūrėk, kiek vietos čia biškai uždengiu ženklą, kad man nesniegtų. Langas, tai jeigu lis, tai tiesiai per langą, arba jeigu tai lis, tai tiesiai čia į bagažinę. Ir čia dar tiek vietos iki galo, tai markizė akivaizdžiai per maža. Taip atrodo gražus dugnas, laidų nėra, nieko nėra ir jis yra vientisas, o ne atplyšęs. Laipteliai turėtų būti lygus, o ne su tokiu priengiu. Tai žmogus eidamas čia tikrai ne kartą nusivers. Kai yra ta linija, tai čia nieko tokio, bet kai šičia yra, tai yra negerai. Tai čia varys per šitą liniją vanduo ir čia užeis, tai čia tikrai negerai. Pažiūrėkit, kaip stipriai įsikiša šitas dalykas, tai čia žmogus su galva atsitrenkti labai nesunkiai, labai atsargiai. Čia labai gerai uždengti, niekur nėra nieko, va čia gerai. O čia yra pigesnis brandas tikrai. Bijokit kaip elnės kryžiaus kemperiuose, kuriuose nėra vandens nubėgimo. Kaip elnės kryžiaus. Nes pradės kauptis, būt drėgmės, smarvė ir panašiai. Nubėgimai gali atrodyti ir labai paprastai, pavyzdžiui, kaip čia, bet jis turi būti. Ir čia yra dar ventiliacija prie to pačio. Pas gerų kemperių nėra laiptelių. Pas blogų yra viduj laipteliai ir jūs čia virsit. Ir kai einat, pažiūrėkit, čia girkšta grindis. Čia jau blogai. Tikrai. Pridėsiu, tuoj išgirsit. Eini? Ir dar pas gerus kemperius yra ne tik tais apipūtimas, bet ir papildomas karšto oro padavimas iš triumos. Čia žeminis variantas. Dar gerai kemperiai neturi absoliučiai jokio sujungimo alkovoje. Žemesnė klasė, jie turi apsaugas ant sujungimo, o kurie yra platus, irgi tai yra saugu. Tokia didelė bagažinė ir neturi nei vieno vandens nubėgimo. Čia kaupsis drėgmė, pelėsis, smarvė. Blogi kemperiai turi bagažinėse aštrius visokius kampus. Kaip čia. Ir čia pabėgs vanduo po apačią ir viskas. Čia yra blogai padaryta, nes čia gali nulūžti ir jūs nukrisit. Pas gerus kemperius būna tokie balkiukai čia stovi, dėl to jūs niekada taip nenulūšit. Čia blogai. Padaryta gerai, čia per visą ilgį yra laikančioji konstrukcija šitos lovos. Irgi padaryta gerai, čia yra klijuota visa konstrukcija ir dėl to dar ir plati yra ir klijuota, dėl to tikrai galim čia visą lovą dėti. Priešingų atveju bus blogai. Taip atrodo gera bagažinė. Pirmoje vietoje. Konstrukcija atlaikys lovą, jinai tikrai nenukris, nes yra klijuota, o ne su tokiais prisukta viniukais. Toliau turim vandens nubėgimus tiek vienoj, tiek kitoj pusėje. Yra apsaugos, kad nenusidaužytų borteliai tiek čia, tiek kampai. Tenais irgi tas pats. Aišku, normalūs laikikliai dviračiams prisisukti. Dar gerai tai, kad turim lentynas. Tenais irgi yra lentynas. Tai čia labai gerai. Gražus dugnai. Nėra laidų, viskas gražiai. Taip, viskas tarkite. Tokie sujungimai gali būti, viskas gerai pasinaudoja, bet negali būti tokie įdubimai, dėl to, kad čia kaupsis vanduo, purvas ir čia pradės atslupinės. Atidaryti šitie momentai prie lango irgi labai negerai, nes čia druskos, rūdys, vyriai ir panašus dalykai. Negerai. Nėra priekiai padidinto apipūtimo, tai yra žiemą langai rasos užšalinės ir bus labai negerai. O čia yra gerai, matot, kiek daug apipūtimo yra. Ir kad čia, pavyzdžiui, nesimato tų visų varžtų. Ir dar papildomai apipūtimai yra čia. Tai čia labai svarbu. Nes langai dideli ir kad nerasotų. Tokie sujungimai yra geri dėl to, kad neprasiskverbs pro jokius kampus niekas. Tokie langai yra blogi, nes jie žiemą važiuojant čia eis vėjas, šaltis, ledai ir jie žiemą bus apšalę. O kiti, kurie yra įleisti, jie yra geri, tai parodysiu. Šitie langai yra geri dėl to, kad jie yra su rėmelės ir šalis praeina ir visas purvas praeina pro juos. Palindau po kemperį, žiūrėkit, čia laidai visur. Šičia. Kai tas atsiklijuos iš tikro. Ir tai taip negali būti. Dar vienas dalykas labai baisus. Čia visur matosi polisteris. Tas, kur deda, tai jisai prisitrauks drėgmės ir viskas bus. Tai čia visur. Visur.